Ar skiri tiesą nuo melo? Kas tau yra autoritetas? Kur tavo tikėjimo ribos? Ar kartais keli klausimų apie gyvenimo prasmę? Jei taip, vadinasi, tau itin svarbus šis periodas, apie kurį aš dabar pakalbėsiu, kurį pristatysiu. Tad įrašui būtinai širdelę, pasek mane ir klausyk iki pabaigos. Šiandien, būtent gruodžio 20 dieną, prasidėjo naujas mėnulio ciklas. Nakties periodų 3:43 minutės. Šią jaunatį šaulio ženkle aš vadinu prasmių, tiesos ir krypties persikrovimo jaunatimi. Nes tai yra metas, kada įvyksta šis procesas. Tai tuo metu, kai tarsi palydime senus kalendorinius metus, kai įsileidžiame šviesą, laukiame grįžtančios saulės, kai keliame iš tiesų, mes jau esame priversti kelti tuos filosofinius klausimus, susimastyti apie gyvenimo laikinumą, apie gyvenimo prasmę. Ir šiandien yra labai svarbi emocija, labai svarbi būsena, jausmas, savo krypties pajautimas. Ne tikslai, ne norai, ne svajonės. Tai viena iš pirmųjų ir galbūt net vienintelė tokia jaunatis, kai aš rekomenduoju nesvajoti. Nes iš tikrųjų mūsų svajonės šiuo metu, šiomis dienomis gali būti iliuzinės ir klaidingos. Palikime visą tai, tuos rimtesnius žingsnius, būtent periodui po sausio 1 dienos. Nes dabar tiesiog danguje tokios energijos, kurios gali leisti pajausti intenciją, bet mūsų svajonių nematerializuos. Ir vis tiek mes dėl to abejosime ir darysime klaidingus sprendimus. Dėlioti strategiją galima, bet jokių rimtų konkrečių žingsnių. Palaukim. Ir visiškai normalu yra, jei abejoji šiek tiek, jei delsi, jei neskubi. Aš kaip minėjau ir ankstesniuose įrašuose, kad nepasiduok tam masiniui skubėjimui. Rimtis, kantrybė yra palaiminimas tau šiandien. Ir šito mums labai trūksta. Na ir būtent šiandien, gruodžio 20 dieną, 21:11 minučių, juodasis mėnulis, mūsų gundytojas arba Lilit, moteris gundytoja, palieka Skorpiono ženklą ir po 9 metų pertraukos žengia į šaulio ženklą. Jaunatis šaulyje ir juodasis mėnulis pereina į šaulio ženklą. Deja, tai truks ne 1 mėnesį, tai truks 9 mėnesius. Vadinasi, kalbame ir apie priežasties pasekmės dėsnio paisymą šiomis dienomis. Karminis laikas prasideda tiems, kurių juodasis mėnulis gimimo momentu buvo šaulio ženkle. Stipriai palies ši padėtis ir šaulio ženklo atstovus, jei jūsų saulė šaulio ženkle, jei jūsų kylantis ženklas ascendentas yra šaulio ženkle, jei turite planetų šaulio dvynių ženkle.
bet palengvėja Skorpiono ženklo atstovams. Tikėtina, kad jau pastebėjote, kad praėjusių pastarųjų 9 mėnesių temos, kurios buvo susijusios su nusikalstama veikla, onkologija, narkotikais, kitais susirgymais, psichinėmis ligomis, savižudybė, mirtimis apskritai, jau pagaliau praranda savo galią, bet labai jautriai mes išgyvename tas pastarąsias dienas, to perėjimo, to virsmo, nes visada keičiantis ženklams tiesiog aktyvėja tos energijos ir itin skaudžiai. Tai, kas turėjo įvykti, kas turėjo apsivalyti, vadinasi, tai dar stipriau mus paliečia ir tiesiog tai vyksta. Bet džiugu, kad vis dėlto vienos temos užsidaro, atsiveria kitos. Ir kas mums aktualu dabar bus artimiausius 9 mėnesius, tai būtent tokios temos, kurios siejasi su tiesa ir melu, su autoritetais, su tikėjimu, religija, dvasingumo temomis, dvasiniais dalykais, su gyvenimo filosofija ir vertybėmis, su autoritetais, mokytojais, dėstytojais, žinančiais geriau. Taigi, Lilit šaulyje gali paliesti ir mokyklas, ir universitetus. Tai įvairių tokių skandalų gali ten atsirasti. Taip pat ir politikai, teisėjai. Šiose sistemose taip pat daug ryškės tokių situacijų, kurios siesis būtent su teisingumu, su tiesa, su melu. Taip pat keliamos ir laisvės bei atsakomybės temos, pasaulėžiūros, įsitikinimų temos, moralės, principų, žinių, mokymų, ideologijų įvairiausių temos. Taip pat kelionės, užsienis, emigracija. Visa šita taip pat patirs tam tikrų, kaip ir išbandymų, bet ir galbūt talentų, ar ne, kažkam ir įkvėpimas gali būti kaip tik šiose temose, o kažkam atpirkimas labai įvairiai gali pasireikšti žmonių gyvenime. Bet kokiu atveju palies mus visus. Labai priklauso tiesiog apie ką kalba jūsų asmeninis šaulio ženklas. Nes šaulio ženklą mes bet kokiu atveju turime visi savo horoskope. Taip, tai vėlgi tik tais atsakinga už tam tikrą sritį. Ir čia jau aišku reikia žiūrėti individualiai. Bet jeigu jau esi gimęs po šaulio žvaigždynų ir žinai, kad turi tam tikrų planetų, tai tiesiog gali komentare pasidalinti. Gal ir jauti jau kažką ir tiesiog gal turi žinių, pasidalink, ką patiri, ką jauti, ką išgyveni. Tai didžiausias patarimas iš tikrųjų šiuo periodu iki rugsėjo mėnesio tai kurti savitą asmeninę filosofiją, tikrinti žinias, nepasikliauti tais autoritetais aklai, taip perdėtai, labiau būti tokiems smalsiems žingeidžiams, paprastiems, komunikabiliems, ar ne, nesureikšminti to žinojimo, nepasitikėti vienintelę vadinamą tiesą. Taip? Tai ir patiems nesistengti pamokyti kitų, idealizuojant netgi mokyti. Ir tiesiog paprasčiau į viską žiūrėti. Tai jeigu dar turi kokių pastebėjimų, tai rašyk komentare. Aišku, dar vienas gražiausias laikas, tai yra žiemos saulėgrįža. Rytoj, gruodžio 21 dieną, saulė žengs į ožiaragio ženklą, prasidės astronominė žiema. Taigi ir tas šaulio ženklas mums atneša šviesą. Tai visiems linkiu šviesos, pirmiausia, širdyje.